Ar dažnai pasikliaujame pirmuoju įspūdžiu? O kas, jeigu patys svarbiausi dalykai iš tiesų yra nematomi? Būtent apie tai šiandien ir pasikalbėkime. Remdamiesi keliais senais tekstais, panagrinėsime, kaip žvilgsnis anapus išorės gali atverti mums visiškai naują pasaulį. Gerai, tai nerkime giliau. Juk visi, pripažinkim, esam linkę spręsti iš pirmo žvilgsnio. Tai tiesiog žmogiška. Bet ar kada nors susimastėme, kiek daug galime prarasti, kai pasikliaujame vien tik išorę? Ir čia mes susiduriam su, sakykim, esminė problema. Mūsų akys, jos gali mus apgauti. Ir žinot, net patys išmintingiausi žmonės yra linkę daryti klaidas, kai pasikliauja vien tik tuo, ką mato. Yra vienas puikus pavyzdys, kaip tai nutiko net pranašui. Taigi, istorija mus nukelia į pirmąją Samuelio knygą. Pasakoma, kai pranašas buvo pasiųstas patepti naują karalių iš Žesės sūnų. Atrodytų, kas čia tokio, paprasta užduotis. Bet būtent ji atskleidžia labai gilų, labai žmogišką polinkį. Ir Samuelio reakcija, tiesą sakant, yra visiškai suprantama. Įsivaizduokim, jis pamato Eliabą, kuris atitinka absoliučiai visus to meto karaliaus standartus. Aukštas, stiprus, tiesiog įspūdingas. Atrodė, kad šis žmogus gimė valdyti. Bet ar išvaizda visada atspindi tikrąją vertę? Būtent čia istorija ir pasuka labai netikėtą linkme. Na štai, Samuelio klaida puikiai atskleidžia mūsų visų polinkį vertinti, sakykim, paviršutiniškai. Bet jie patys šaltiniai siūlo ir visiškai kitą perspektyvą. Matymą, kuris peržengia fizinės akis ir žvelgia kur kas giliau. Ir štai čia atsiskleidžia esminis skirtumas. Viena vertus turime žmogišką įvertinimą, mes žiūrim į tai, kas matoma, ūgis, išvaizda, statusas, o kita vertus turime tą dieviškąjį požiūrį, aprašytą tekste, jis nukreiptas į tai, kas nematoma, į širdį, į vidinį potencialą. Ir štai prieiname prie esminės minties. Minties, kurie iš tiesų pakeičia viską. Ši citata yra lyg raktas į visą istoriją. Jis sako, kad tikrasis vertinimas slypi ne išorėje, o viduje. Ir tai yra principas, kuris, jis tiesiog paneigia visus mūsų išankstinius nusistatymus. Ir tada visiškai netikėtas posūkis. Pasirodo, išrinktasis buvo ne tas įspūdingas karys. Tai buvo Dovydas, jauniausias brolius. Tas, kurį atrodo visi buvo pamiršę. Pagalvokit, jo net nepakvietė į ceremoniją. Jis tiesiog dirbo savo darbo laukuose. Šis pasirinkimas, žinoma, sudrėbino absoliučiai visus lūkesčius. Ir parodė vieną dalyką. Tikroji vertė slypi ne išorėje, o charakterio gilumoje. Gerai, dabar keliaukime prie kitos, sakyčiau, dar dramatiškesnės istorijos. Ji iš Jono Evangelijos. Ir ji šį principą matyti giliau iliustruoja tiesiog neįtikėtinai ryškiai. Tai pasakojimas apie žmogų gimusi aklu. Ir jis išryškina dvi skirtingas regėjimo rūšis – fizinę ir dvasinę. Nes matot, čia kalbama ne vien apie fizinį išgydymą. Anaiptol, tai yra tik pati pradžia kelionės. Kelionės į kur kas gilesnį matymą. Pažiūrėkime, kaip atrodo ši jo kelionė. Viskas prasideda nuo labai paprasto fakto konstatavimo. Kai jo paklausia, kas nutiko, jis atsako: buvau aklas, o dabar regiu. Taškas. Bet tai tik pradžia. Jo matymas pradeda gilėti. Kai jį spaudžia, jis liudija, atpažįsta Jėzų kaip pranašą, remdamasis savo patirtimi. Ir už tai, kad neatsisako savo tiesos, jis yra išvaromas. Ir galiausiai jo kelionė pasiekia kulminaciją. Vėl susitikus su Jėzumi, jo fizinis regėjimas perauga į visišką dvasinį praregėjimą, į tikėjimą, kai jis ištaria: tikiu Viešpačia. Tai neįtikėtina kelionė iš fizinės tamsos į dvasinę šviesą. O dabar kontrastas. Nes kas šioje istorijoje yra ypač įdomu, tai religinių autoritetų fariziejų reakcija. Ironiška, bet jie, kurie turėtų viską matyti ir žinoti, kurie turi autoritetą, jie pasirodo esantis labiausiai akli. Kodėl? Nes jų pačių išankstinės nuostatos, jų tikrumas tiesiog neleidžia jiems priimti to, kas vyksta tiesiai prieš jų akis. Ir šis jų pačių savo užduotas klausimas atskleidžia visą paradoksą. Jie mato akivaizdų nepaneigimą stebuklą, bet jų taisyklės, jų išankstinės nuostatos tiesiog neleidžia jiems patikėti. Jie taip tvirtai įsikibę į savo tiesą, kad tampa akli tam, kas vyksta, tiesiai jiems prieš nosį. Jų tikrumas ir tampa jų aklumu. Šios istorijos tikrai galingos. Bet kyla klausimas,
Kaip šį naują matymo būdą pritaikyti kasdienybėje? Kaip tai veikia praktiškai? Atsakymo gijų galime paieškoti laiške Efeziečiams. Ten pabrėžama, kad tai nėra kažkoks kosmetinis pokytis, žinot, nepaviršutiniškas pasitaisimas. Ne, tai radikali transformacija. Tai nėra bandymas tapti geresniu, o tapimas iš esmės kitokiu. Tekste pateikiamas puikus palyginimas. Įsivaizduokim laukinį medį, į kurį įskiepijama nauja kilni šaka. Ir tas medis pradeda duoti visiškai kitokius vaisius. Būtent apie tokį giluminį pokytį ir eina kalba. O kokiegi tie vaisiai? Šaltinis juos įvardyja labai aiškiai ir konkrečiai. Tai gerumas, teisingumas ir tiesa. Ir tai yra apčiuopiami, matomi rezultatai gyvenimo, kuris orientuotas į šviesą, o ne į tai, kas slepiama tamsoje. Ir viską vainikuoja šį eilutę, cituojama iš manoma ankstyvosios krikščionių giesmės. Ji veikia kaip neįtikinai galingas kvietimas. Jie apibūdina šią transformaciją ne kaip kažkokį laipsnišką tobulėjimą, o kaip staigų pabudimą į visiškai naują realybę. Gerai. Ir galiausiai po visų šių istorijų pabandykime grąžinti šią temą į mūsų dienas. Nes kyla natūralus klausimas, kaip visos šios idėjos liečia mus šiandien. Taigi, matom, kad šios atrodytos senos istorijos kelia labai modernų, labai aktualų klausimą. Kokios yra mūsų akivaizdžios tiesos šiandien? Kokie tikrumo jausmai, kokios išankstinės nuostatos galbūt neleidžia mums pamatyti tikrojo potencialo kituose arba pastebėti netikėtų galimybių savo patiems. Galbūt didžiausias aklumas ir yra nematyti savo paties aklumą. Ir štai su šiuo klausimu ir norėčiau palikti pamastymui.